Мечты и реальность — это две стороны жизни, которые переплетаются и дополняют друг друга. Это наше воображение и внутренняя мотивация, которая подталкивает нас к достижению целей. Часто наши мечты формируются под влиянием окружающей среды, культуры, личного опыта и окружения. Мечты и реальность — это движущие силы, которые помогают становиться лучше и развиваться. Именно в борьбе с реальностью мы раскрываем полный потенциал, а мечты дают нам силу и возможность не сдаваться и идти до конца своей цели. С этим хорошо знаком Mantas Urvikis, игрок национальной сборной Литвы по гандболу. В 2024 году вместе со сборной Литвы завоевал первое место на турнире Кубок Балтийского моря, где был признан лучшим игроком турнира, а также лучшим левым крайним игроком Балтийской гандбольной лиги. В Литовской гандбольной лиге также стал чемпионом, заняв первое место. Когда талант сочетается с поддержкой, рождается сила. История Мантаса — это не только про личную целеустремленность, но и семью, которая всегда была рядом. Его отец — это не просто родитель, а тот, кто поверил и смог провести его через весь этот длинный путь. Расскажите, были ли у Мантаса задатки в гандболе с детства? Taip, praktiškai jisai sporto salėje išaugo. Nuo 3 metų su manim visą laiką praleisdavo laiką laisvalaikį į sporto salės, nes kadangi aš jau 30 metų treniruoju Sokol komandą, kuri šiemet žaidžia Lietuvos pirmoji lygoje Lietuvoje. Nu ir man tas su manim praktiškai visą laiką būdavo salėje. Ir kas buvo pastebėta, pas jį, kad jisai buvo labai judrus. Tiesiog nenustrykstantis vietoj. Vikrus buvo žmogus, kuris vaikas augo, jam reikėjo erdvės, jam reikėjo judesio, jis tiesiog buvo toksai labai judrus vaikas. Tai buvo pastebėta, kad jisai žmogus ateityje kažkada iš jo kažkas išaugs. И когда он вышел первый раз на площадку? Oficialiai varžybose jis dalyvavo 7 metų. Nors pradėjo, kaip ir sakiau, salėje jisai su kamoliu dalyvauti pradėjo nuo 3 metų. O oficialios rungtynės buvo pirmas jo 7 metų. Tada jau jisai išsiskyrė kaip lyderis komandos. Nes jau nuo 3 metų, kadangi jisai sportavo, jisai jau buvo pažinęs tą sporto šaką ir praktiškai jisai tempė komandą tose varžybose. Aišku, pergyveno jisai labai, komanda tik buvo surinkta neseniai. Tais pačiais metais turėjomės dalyvauti varžybose ir jisai labai pergyveno, kad neišeina laimėti. O čia yra komandinis žaidimas, žaidžia visa komanda. Jisai labai stengiasi pelnyti įvarčius, veržėsi, žodžiu, daug darė, kad komanda laimėtų. Bet dėja, tas pirmas rungtynės buvo nelabai rezultatyvios, jau kai vėliau pasirodė. Bet tai buvo geras jo, kaip būsimojo rankininko, jo pasirodymas buvo labai geras. Вы были первым тренером своего сына. Расскажите, какие принципы вы старались ему привить как отец? Na, pirmiausia, tai kadangi jisai su manim buvo visą laiką sporto salėje, aš buvau kaip treneris jo pirmas, tai stengiausi jo nepaleisti iš savo akiračio ir įskiepyti jam, pirmiausia, tai aišku, meilės šitai sporto šakai. Na ir aišku, disciplina ir režimas dienos labai svarbus buvo. А теперь вот спустя годы, что вы чувствуете, когда он выходит на площадку? Na, kaip ir visą laiką pergyvenu kartu su juo. А что важнее, результат или путь к результату? Tikriausiai pats kelias rezultatui yra svarbesnis, nes rezultatas tai yra jau to kelio, nueito kelio pasiekmė arba įdirbio pasiekmė rezultatai. А хотели бы вы пройти этот путь еще раз, с самого детства до сегодня? Na, nežinau. Gal apie tai negalvoju, bet tikriausiai gal kažką ir pakeiščiau jo atžvilgių kaip treneris, bet gal не. А скажите, возвращаясь в детство, как вы старались привить ребенку, что сложно — это нормально? Ведь для достижения высоких результатов нужно много трудиться. Tai būtent, kad
pat pirmų dienų stengiausi jau kalbėti apie tai, kad labai svarbus yra sporto užsispyrimas. Atsidavimas sportui ir užsispyrimas. Jeigu kažkas nesigauna, buvo kartais pas mus toks susitarimas su juo, kad, va, tarkim, per tą treniruotę turi pasiekti tą ir tą, tokį va, įveikti barjerą. Jeigu pasiekė, einam toliau. Žodžiu, užsispyrimas buvo labai svarbus. Как вы считаете, что не хватает молодому спортсмену сейчас в современное время? Na, jeigu imant šiai dienai mūsų šalyje, tai sakyčiau, kad dabar gal kol kas nėra tokios tikros komandos Lietuvoje, rankinių komandos profesionalios, kuri gyventų ir dirbtų būtent iš sporto. Taip, yra komandos, kur žaidžia aukščiausioje lygoje, bet jie turi savo darbus, dirba pagrindinį darbą ir sportą atsiduoda tik tai vakarais ir išeiginių. Žodžiu, nėra tokio nėra to profesionalizmo dabar dar Lietuvoje, bet ateityje greičiausiai, kad mes to pasieksim. Kažkada ta komanda atsiras, kuri žais lygiai aukštesniam ir Europos lygyje ir galbūt Lietuva pateks kada nors į pasaulio čempionatą. Nors stengiasi, aišku, yra komanda, yra jaunimas, ateina jaunimas, geras jaunimas ateina ir tikėkime, kad bus viskas gerai. Что бы вы пожелали современным спортсменам? Ką aš jiems palinkėčiau? Pirmiausia, tai mylėti tą darbą, tą sporto šaką, kuo užsiimat. Nes tik tai atsidavimas meilės tai sporto šakai duos gerų rezultatų. Ir aišku, laikytis дисциплиnos, režimo ir turi быть užsiспyrimas. Это рассказ отца и тренера, который с самого начала видел в сыне не просто ребенка, а настоящего чемпиона. А теперь давайте узнаем Мантаса в формате короткого блица. Сколько лет ты занимаешься гандболом? 15 metų. Как называется твоя команда? Perėjau Slovenijos komandą Novo Miesto KRK. Какая твоя позиция на площадке? Kairysis kraštas. Что самое важное в игре? Koncentracija. Кто твой кумир? Uwe Gensheimer. Какой трофей самый желанный? Visi trofėjai norim. Твой девиз по жизни? Niekada nepasiduot. Что для тебя сложнее, тренировки или игра? Viskas svarbu. Какой момент в карьере ты считаешь переломным? Po traumos, po operacijos. О чем ты мечтаешь сегодня? Kad viskas būtų gerai. Džiaugtis gyvenimu. Короткие вопросы – это только начало. Сейчас Мантас расскажет, как из мечты он вырос в профессиональный путь, который продолжается по сей день. Как начинался твой путь в гандболе, что тебя вдохновляло и мотивировало продолжать, даже когда было трудно? Tai, nežinau, tas kelias labai ilgas buvo. Ta pradžia visa gal net sunkiai buvo, nes norėdavosi sportuoti daug sporto šakų įvairių. Kai būdavo ir krepšinį, ir futbolą, tada ir rankinis būdavo. Ir norėdavosi sportuoti visur, bet kažkaip labiausiai atėjo tas, kad noriu labiau sportuoti rankinį, nes labiausiai man tas patiko dalykas. Tas kontaktinis sportas, jėgos reikia daugiau ir turėjau daug motyvacijos ir turiu jos dar iki šiol ir noriu siekti savo tikslų. Tai tas kelias dar labai ilgas. Какие самые важные уроки и опыты с детства и юности помогли тебе сделать первый шаг в профессиональный спорт? Tai pamokos gal, tos pamokos tai ir buvo, tas treniruočių daug, noras, motyvacija, tai kad norisi tą daryti, norisi tiesiog sportuoti, tai kas man patinka, tai ką aš mėgstu. Ir dėl to aš jau senai žinojau, kad aš noriu žaisti rankinį ir daugiau nieko nenoriu daryti. Noriu atsiduoti šitam sportui tik tais. Был ли момент, когда ты понял, что можешь играть на высоком уровне? Nežinau, aš tokio supratimo neturėjau. Paprastai žaidžiau, daug atidaviau tai, kad galėčiau parodyti kažkokį lygį aukštesniam lygį. Tai nežinau, gal šiuo momentu kažką galiu padaryti aukščiausiam lygiai. Lietuvos kol kas mastu. Мы знаем, что совсем скоро ты переходишь в другую команду, где ты будешь играть в Словении. Какие у тебя ожидания от новой команды? Aš nežinau dar ką galvot. Šiaip
labai laukia įdomus gyvenimo etapas, nes daug naujų dalykų, vienas važiuoju, jau naujų draugų daug. Aišku, čia gerai labai gera gyvenimo patirtis, tada tas toks svajonės išsipildymas eina, tas biškis tą savo karjeros tikslą kaip ir po biškį pradėjau siekti jau profesionaliai. Tai manau, kad laukiu labai aukšto lygio rankinio meistriškumo ir žiūrėsim, kaip ten seksis. С какими сложностями, по твоему мнению, ты можешь столкнуться за границей? Nežinau, net gal va tas pirmą laiką, gal kol su visais susibendrausiu, tik tais gal tas daugiau aš kažkaip ir nematau, nežinau, kaip ir nei baimės tos, nei nežinau. Manau, kad nelabai ir kažkokių sunkumų bus. Jeigu jie ir bus, tai čia normalu. Čia taip turi būti šiam gyvenime. Tai net nežinau, kokie gali būti sunkumai. Какие качества и опыт, полученные в Литве, ты думаешь, что будут помогать тебе в Словении? Tai daug kas padės. Tas pats dalykas, kai jau išvažiavau į Vilnių vienas gyventi, tai vat prisideda tas dalykas, kad dabar jau išvažiuoju, aišku, čia išvažiuoju į kitą šalį. Bet vis tiek kažkiek lengviau, nes jau vienas esu gyvenęs, tai nebus taip baisu. Tai aš manau, tas ir vis tiek čia Lietuvoje tas aukšto meistriškumo lygis irgi jisai yra. Tai tas dalykas man padės ten susikoncentruoti į tą rankinį, komandai gal atneš savo kažkokios energijos geros. Я думаю, что зрителю будет интересно тоже услышать несколько историй, поэтому расскажи, какой момент из тренировок ты запомнил на всю жизнь? Gal pačią pirmą treniruotę, kai jau mane pakvietė į aukščiausią lygą Lietuvos į Vilniaus VHC Šviesą žaist. Tai pačią pirmą treniruotę, gal kai mes sportavom su treneriu ir treneris aprišo čia tokią gumą ir mes sprintavom per visą salę ir treneris turėjo bėgti iš galo, bet jisai sustojo ir aš ištempiau tą visą gumą per visą salę ir jinai man plyšo tiesiai į nugarą, tai gal čia toks buvo pirmas įspūdis per treniruotę linksmiausias. Помнишь ли ты свою первую тренировку в детстве? Nu, sunkiai, aišku, bet gal atsimenu, aišku, mes čia gal buvo, aš važinėdavau į Varėną treniruotis, nes pas čia Iškėse mes nebuvo mano iš karto grupės mano metų, tai teko važinėti, tai pirmas treniruotis tokios baisų gal biškį būdavo, toks jauduliukas, nauji draugai, viskas, bet kai atėjau, tai iš karto treneris, atsimenu, Tomas treneris iš Varėnos pasakė, kad jau tokių metų jau daug ką moku, sugebu, kad gali kažkas iš manęs pavykti. Tai buvo, gal tas dalykas buvo labai smagus tai išgirsti ir viskas turbūt tiek ir atsimenu. Продолжая говорить про команду, ты больше командный игрок или индивидуалист? Ne, labiau komandos žaidėjas aš. Man geriau gal, kad geriau su komanda laimėti kažkokį titulą, tą medalį, su komanda pasiekti didelio aukštumų. Bet geriausia čia yra, kad kai tu su komanda laimi, nes tu vienas nieko nelaimėsi, nors ir komanda kaip žaidžia ir tu vienas žaisi, tu nieko nepasieksi vienas, nes čia yra komandinis sportas. Что для тебя значит быть частью команды? Daug ką reiškia, nes kai tu esi tarp komandos, tarkim, ten ar lyderių, tai tu turi tą tokią ir atsakomybę su tais kitais žaidėjais, nes tu žinai, kad tas startinis pagrindiniai žaidėjai, jūs, tai jie turi laimėti varžybas, daug ant pečių labai atsakomybės yra, nes tarkim, ar tu gerai žaidži, aišku, kai tu gerai žaidži, tai viskas gerai, bet tu kai blogai žaidži, tai tada daug komentatorių yra. Tada jie tada dar labiau motyvuoja, kad tu jiems nori dar kažką įrodyti ir tada tu su visą komandą
dar labiau įrodinėjai, kad yra komanda geriausia Lietuvoje, tarkim. Есть ли клуб, в котором ты хотел бы сыграть? Taip, yra. Čia greičiausiai būtų Ispanijos klubas Barcelonai. Что важнее, физическая нагрузка или психологическое давление? Net nežinau, gal ir tas sunku, gal, bet jeigu tu moki susidorot, tai aš manau, sunkumų nėra. Aišku, turėjau kažkada, buvo prieš 2 metus, gal čia buvau gavęs traumą, dar žaidžiau už Šalčininkų Sokol pirmoje lygoje, gavau traumą, tai gal biški psichologija yra gal toks sunkesnis dalykas, aš manau, nes labai reikia daug tada su savim dirbti, kad tarkim atsistatyti po tos traumos, nes dauguma gauna tas traumas ir jie vėliau nenori sportuoti, tarkim, arba bijo, baimė pas tavį yra, tada tu grįžti, bijai, kad vėl kažkas gali atsitikti, bet aš manau, kad psichologija yra sunkesnis dalykas, bet man kažkaip gavos labai gerai su juo susidėlioti, net sakyčiau, puikiai gavosi labai susidėlioti, dar geresni rezultatai prasidėjo po tos traumos, kai atsistačiau, kažkaip pas mane viskas tik dar geriau pasidarė. После получения травмы было ли сложно вернуться обратно? Tai tas ir buvo gal, kad tas psichologiškai gal labiau buvo sunku, bet labai didelis noras buvo grįžti kuo greičiau. Aš nuo tos traumos gal per 2 mėnesius atsistačiau ir mane iš karto atsimenu, mes dėl LRF taurės žaidėm pusfinalį ir kaip tik susirgo mano komandos draugas, konkurentas mano pozicijos. Ir kaip tik aš gal savaitę tik sportavęs jau su kamuoliu, man jau sako treneris, sako, susirgo tavo komandos draugas, tau reiks eiti į startinį. Tai gal ta tokia baimė buvo, bet kažkaip iš karto tas vieną įvartį įmečiau, antrą ir kažkaip ta baimė dingo ir tik geriau ir geriau viskas buvo. Что тебе давало силы не сдаваться в тот трудный момент? Tai gal motyvacija, labiausiai ta motyvacija, noras žaisti rankinį, noras įrodyti savo lygį, koks aš esu, nes aš žinau, kad dar aš nieko nepasiekiau, kad dar ilgas kelias laukia manęs ir aš noriu tik tobulėti ir būti dar geresnis. Во что ты веришь больше, в удачу или в труд? Gal į darbą labiau. Kai tu dirbi ir atsiduodi daug ir nuoširdžiai dirbi ir stengiesi, tai ta sėkmė jinai ateina. Tai pagrindinė aš manau, kad darbas, reikia dirbti daug ir sunkiai ir tyliai. А вот ты суеверный или нет? Есть ли у тебя так называемые счастливые носки или что-то еще? Jo, yra, tarkim, prieš varžybas niekada nesikerpu, nesiskutu barzdos, nes jeigu, tarkim, kažką šitų dalykų padarau, tai iškart pas mane jau aš jaučiu, kad kažkas ne taip bus, nesiseka tada dar kažkas, tai šių dalykų niekada prieš varžybas nedarau. Какие ритуалы есть у вашей команды перед соревнованиями и после победы? Tai, nežinau, prieš varžybas gal įsijungiam motyvacinę kažkokią dainą, tą visą playlistą jungiam, kad užsimotyvuotas, kad geras hypas būtų, gera nuotaika, pasijuokiam, vienas kitą užmotyvuojam, einam į rungtynės ir tada ten jau žiūrim, kokios nuotaikos po varžybų, ar laimim, ar ne. Jeigu laimim, tai labai geras, jeigu pralaimim, tai liūdnas. Что для тебя значит успех, и считаешь ли ты себя успешным? Gal kažkiek ir esu sėkmingas, bet, sakyčiau, iš gyvenimo patirties savo tai nelabai. Tik tais, jeigu įdedu daug darbo, juodai dirbu, tada pas mane tik ta sėkmė ateina, nes taip paprastai niekada nieko negaunu. Turiu labai stipriai atsiduoti tam dalykui, kad, tarkim, kad kažko norėčiau. Какой самый полезный совет ты получал от тренера?
Tai gal pagrindė yra svarbiausias gyvenimo treneris ir rankinį, ir gyvenime, tai čia tėvas gal. Tėvas visą laiką man sako, kad tu pasieksi tą lygį, turi didelį potencialą, bet turi daug dirbti ir niekada negali pasiduoti, nuleisti rankų, šiaip sau paprastai kažką paleisti. Tai gal pagrindė aš labiausiai ir prisiklausau savo tėvo, trenerio, tų pamokų gyvenimo, kaip daryti, ką daryti, kaip elgtis, tos motyvacijos duoda. Tai turbūt tik labiausiai tik jisai vienas yra tas žmogus, su kuriuo gali gerai pakalbėti apie tą sportą. Nes jis kaip ir tėvas, kaip ir dar plus ir treneris там pačiam, tai geriau ir būt negali. Твой первый тренер был папа. Каково это иметь тренера отца? Šiaip čia labai gerai. Kaip ir sakiau, kad čia geriau ir būt negali, nes visą laiką duos tau gerą patarimą, patreniruos tave. Iš kitos pusės ir sunkumų yra, aišku, ten iš to, nes čia, kai čia normalu, čia taip gal turi būti, nes nuomonės skiriasi vis tiek kažkiek, bet būna ir juokinga, bet aišku, labai gerai, aš patenkintas esu, kad turiu tokį tėvą, trenerį. Nežinau, labai gerai viskas. Какую роль в твоей карьере сыграла семья? Labai didelę rolę gal, nes ir mama žaidė rankinį, tada tėtis pats žaidęs rankinį ir dar treneris šiuo metu yra, jisai ir buvo ir treniravo. Tai gal vis tiek prie to sporto nuo pat tos vaikystės, nuo pat gimimo, jau kai gimiau, man jau padovanojo tą rankinio kamuolį su parašais jau. Tai gal vis tiek nuo to sporto labai nuo pat vaikystės tai daug davė, nes realiai, kai visa šeima užsiima tuo, aišku, sesė tik nesportavo rankinio, tai aš manau, kad daug prisidėjo šeima prie šio sporto, kad aš dabar atstovaučiau Lietuvai, žaisčiau savo мексамą, милимяуся спорта шаг. То есть получается, что в семье Урвикесов все занимались гандболом. Считаешь ли ты, что ты продолжаешь семейную традицию? Gal gaunasi taip, kad kad tęsiu tą tokią šeimos tradiciją, gal ir kaip čia pavadinti. Nes kai abu tėvai ir mama ir tėtis sportavo, tai gaunasi, kad taip tęsiu aš tą rankinio sporto šaką šeimoj. А играли ли вы в семье все вместе в гандбол? Prieš porą metų čia buvo turnyras, šitoj salėje padarytas, surinkti buvo, kas anksčiau žaidė kažkada rankinį, prieš daug metų, kas norėjo. Atėjo čia, toks turnyras buvo padarytas, tai kaip tik buvo ir mama ir tėtis, tai tuo metu ir pažaidėm kartu visi. Чем отличается мамин подход от папиного? Net nežinau, kaip čia pakomentuoti šitą. Tai mama yra mama, jinai gal labiau gali paguost, kaip, aišku, ir patarimų duos, kaip ką daryti. O tėtis labiau gal motyvacijos daugiau priduos. Duoda motyvacijos, tos patarimų daugiau duoda. Мамос yra mamos. Tėvai griežtumo daugiau turi. Какие цели ты ставишь перед собой в новом сезоне за границей? Laukiu labai jau kuo greičiau, kada išvyksiu, nes noriu kuo greičiau įsilieti į tą naują gyvenimo ritmą, gal tas
į tą naują komandą, jau pradėti jau ten žiūrėtis, kaip kas jau pasičiupinėti, kaip kas vyksta. O tikslai tai visada aukščiausi, kad atvažiuoti ir iš karto duoti gerą rezultatą, kad gaučiau didelį pasitikėjimą iš trenerio, iš komandos būsimų naujų draugų, kad iš karto atvažiavus rodyti labai didelį ir gerą rezultatą ir pasiekti su komanda Slovėnijos lygoje aukščiausiai ir Europos tauriai aukščiausių tikslų. Мечтал ли ты в детстве о том, что когда-то ты будешь уезжать за границу, чтобы играть в гандбол? Čia gal visos vaikystės svajonė tokia yra. Buvo tai yra. Aš visą laiką svajodavau, kad kaip čia, kaip smagu išvažiuoti kažkur profesionaliai atstovauti Lietuvai, tada dar kažkur užsienį žaisti. Visą laiką svajojau ir svajoju iki šiol, nes ta Slovėnija tai čia nėra paskutinis taškas, kur aš noriu žaisti. Čia tas toks bus mano jau profesionalios karjeros atsispyrimo taškas, kad kilt kažkur dar aukščiau. Что для тебя значит этот переезд? Šiaip tai labai daug reiškia, nes tas visas gyvenimas keičiasi, jau nebus taip, kaip buvo čia, tarkim, tu būsi vienas, nauji gyvenimo tikslai, iššūkiai, tai šiaip laukia labai įdomus etapas. Каким бы ты хотел, чтобы тебя запомнили твои сокомандники? Nežinau, gal kad gerų komandos draugų, paprastai. Успели ли вы попрощаться со своей командой уже? Jo, jau buvo atsisveikinimo vakaras. Atsisveikinau su visais, su treneriais, su klubo vadovais, su žaidėjais, su visais. Jau atsisveikinau. Atsisveikinau, bet dar aišku susitiksim. Что ты пожелаешь молодым спортсменам, которые только начинают свою карьеру в гандболе? Gal šiaip svarbiausia, kad darytų tai, kas jiems patinka. Nes kai tu darai tai, kas tau patinka, tada turi daug motivacijos ir tu pasieksi savo tikslo. Tai svarbiausia, kad daryti tai, kas tau patinka. Пусть эта история станет напоминанием. Сила внутри нас, и только мы решаем, каким будет наш путь.